Tai įeis į istoriją kaip didžiausia trolinimo akcija. Ir žinoma, mes kalbame apie WNBA ir šį vyrą. Jo vardas yra Enesas, jis yra NBA žaidėjas. Jis yra maždaug 2 metrų aukščio iš Turkijos ar kažkas panašaus. Ir jis nusprendė imtis iniciatyvos ir palaikyti moteris, kurios priešinasi trans moterims ateinančioms žaisti jų sporte. Jokia staigmena. Ir jis tai padarė, pareikšdamas, kad yra moteris ir kad bus pašauktas į WNBA. Tačiau dabar tai tapo dar labiau prieštaringa, nes jis ką tik buvo išmestas iš 2 NBA rungtynių programos, vilkėdamas šiuos marškinėlius. Moteris, suaugusi žmogus, moteriškos lyties. Ir žinoma, čia visiškai nėra jokio trolinimo. Pažiūrėkime, kas iš tikrųjų įvyko renginio metu ir išnagrinėkime visą istoriją. Tai nuostabu. Taigi, Candice Freedom ką tik buvo išmesta iš WNBA rungtynių, kai Chicago Sky žaidėja bandė su ja susikauti. Šalia aikštės. Ir prieš pat pertrauką tokia buvo scena Win-Win Trust arenoje. Po to, kai Natasha Cloud pelnė taškus, ji norėjo, kad jos balsas būtų išgirstas. Mes kalbėjome apie diskusiją susijusią su WNBA. Na, pažiūrėkite, jei tiesiog pažvelgsite į jo dydžio skirtumą palyginti su šiomis moterimis, pagalvoti, kad būtų gerai ar priimtina, jog toks vaikinas galėtų varžytis. Bet vaikinai, jis tuo nesustoja. Tai tapo visa istorija. Ir kai sakau visa istorija, turiu omenyje tikrai visą istoriją. Gerai, dar kartą, štai renginys, tiesiog, kad žinotumėte. Natasha Cloud. Ir prieš pat pertrauką toks vaizdas buvo Win-Win Trust arenoje. Po to, kai Natasha Cloud pelnė taškus, ji norėjo, kad jos balsas būtų išgirstas. Gerai, supykusi, šie moteris supykusi ir jie pašalina, tiesioginė prasme pašalina Enisą iš žaidimo, gerai? Atsikratykite jo, jie jį išstumia. Ir štai interviu, kurį jis neseniai davė, kalbėdamas apie šį dalyką. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, Enisas to nedaro dėl dėmesio. Jis tai daro tam, kad palaikytų WNBA moteris, kurios nori tiesiog varžytis su moterimis. Ir jis pateikia labai paprastą mintį. Kam reikia NBA ir WNBA, jei ketinate leisti translytėms moterims varžytis WNBA lygoje? Tiesiog padarykite vieną sporto lygą ir visi varžysimės kartu. Na, koks tada skirtumas, tiesa? Ir WNBA iš tikrųjų nežino, ką su tuo daryti. Kiek įmanoma aiškiau pasakyta. Aš užduosiu jums klausimą, į kurį, manau, norėtų atsakymo visi Amerikoje, o iš tikrųjų visi pasaulyje. Ar jūs esate moteris? Kitą pavasarį aš panaudosiu savo talentus ir prisijungsiu prie WNBA. Bet šiuo atveju tu atimsi galimybę iš moters. Pagal jų taisyklės, jei aš žengsiu į aikštelę ir save identifikuosiu kaip moterį, man bus leista žaisti. Ir aš esu pasiruošęs žaisti. Tai yra taisyklės, kurias jie sukūrė. Ir patinka tau tai ar ne, tu turi tokią situaciją. Eik, štai taip, tai yra tas troliavimo momentas, jis iš tikrųjų pasakė, kad tai nėra troliavimas ir tai yra įvykis, kuris prie to privedė. Žmonės nėra labai patenkinti juo. Bet vėlgi, jis tiesiog bando įrodyti savo mintį, kad vien tai, jog pareiškiu, jog esu moteris, manęs nepadaro moterimi. Ir tai, kad jūs galite matyti skirtumus, biologinius skirtumus, nedaro to mažiau absurdišku. Aš jo neliečiu. Aš tik sakau, velniok tave. Lygoje buvai apgailėtinas. You were sorry in the league. Sorry, yeah. You were sorry in the league. You were sorry in the league. You wouldn't even do good in this league. You sorry. You ain't good here. Aš tikrai tikiu, kad tai turi būti vienas nuostabiausių politinio troliavimo momentų visoje istorijoje. Nes tai, ką jis čia daro vienas pats, įrodo viską, ką prieš trans asmenius sporte judėjimas visada teigia. Jis rašo čia, visada moteris nekenčia kitų moterų. Štai jis dėvi marškinėlius, stovi prie moterų tualeto per rungtynes, vėl su tais pačiais marškinėliais. Štai jis, 2027-aisiais, kaip naujas WNBA veidas. Mano pirmasis tikslas bus paskatinti kiekvieną žaidėją ir kiekvieną trenerį stovėti per nacionalinį himną su ranka prie širdies. Dabar esu beveik tikra, kad man tai patinka, nes čia viskas apie patriotizmą. Primenama visiems, kad mes palaikome Ameriką, tikime moterų sportų ir vyrų sportų. Ir mums nereikia tikėti visomis tomis ideologinėmis iškraipimais, kurie tiesiog tapo norma. Bet štai kas, aš nežinau, ar jis vis dar žaidžia NBA, ar jo laikas NBA jau praėjo. Turėčiau tikriausiai apie tai pasidomėti ir išsiaiškinti. Bet šis vyras daug rizikuoja tai darydamas. Labai daug rizikuoja. Žinoma, tai tapo viešųjų ryšių triuku ir dabar jis taps antitrans sporto judėjimo veidu. Ir manau, kad tai nuostabu. Gerai jam, jis to nusipelnė, jis tikrai daug nuveikė.
Bet tuo pačiu metu tai gali reikšti, kad kiekviena grupė, kuri bijo politizavimo, jo vengs. Nei dėl reklaminių sutarčių, nei dėl rungtynių. Nežinau, ar jis kada nors galės grįžti į NBA po to, ar jie jį priims, tai nėra aišku. O jis nusprendė visiškai stoti ginti moterų ir man tai labai patinka. Man patinka, kai vyras gina moterų teisės, nes būtent tie patys vyrai, ne jis, bet vyrai teigia, kad yra moterų, kurios bando atimti tas teisės iš moterų. Ir galiausiai jie bandė visą trans moterų judėjimą paversti kalba apie trans teisės, bet tai yra visiškas ir tiesioginis moterų teisų pažeidimas. Ir būtent vyrai gali ir turėtų ginti moterų teisės, taip pat kaip ir moteris, žinoma. Bet gražu matyti vyrus sakant, mes žinome, kad mūsų pareiga yra apsaugoti šias moteris. Mes geri savo sporte, jos savo. Leiskime joms tai turėti. Tiesiog pasirūpinkime jų saugumu. Ir jis daro tiek daug gero dėl to. Na, pažiūrėkite į tai. Dabar labai atidžiai manęs klausykite. Iki šiol kalbėjausi su 2 buvusiais NBA žaidėjais, 3 G-lygos žaidėjais ir 3 Europos žaidėjais. Visi jie sakė, kad jei WNBA nepakeis taisyklių, mes esame pasiruošę prisijungti prie judėjimo ir svarstame galimybę prisistatyti kaip moterys bei pateikti savo kandidatūras į 2027 metų WNBA naujokų biržą. Paklausykite manęs. NBA G-lyga žaidėjams moka $45 000 per metus, tuo tarpu geriausias WNBA žaidėjas uždirba $1,4 milijono. Tie vyrai galėtų uždirbti papildomus $1 355 000 per metus, tiesiog identifikuodamiesi kaip moterys. Taisyklės yra taisyklės. Jis neatsitraukia, tas vyras neatsitraukia. Jūs galimai sukūrėte judėjimo pradžią. Kiti galbūt paseks jūsų pavyzdžių. Koks jūsų patarimas? Žinote, puiku, kad aš rodau pavyzdį, bet noriu labai aiškiai pasakyti vieną dalyką. Manau, kad tai, už ką aš pasisakau ir už ką pasisako mano kampanija, skiriasi nuo to, ką daro bet kuris kitas žaidėjas. Kaip jau esu sakęs anksčiau, aš nesu čia tam, kad tyčiačiausi, šaipyčiausi ar parodyčiau nepagarbą kokiai nors grupiai ar asmeniniams sprendimams. Tai, ką aš darau, yra svarbiau nei tiesiog siekti paspaudimų ar dėmesio. Nenoriu, kad visa tai virstų pajuokos objektu. Noriu, kad žmonės mūsų žinutę priimtų rimtai. Todėl noriu labai aiškiai pasakyti vieną dalyką. Aš nesu susijęs su jokiu kitu žaidėju ar tuo, ką jie daro. Šią žinutę reikia vertinti rimčiau. Gerai, turiu omenyje, jis tikrai neatsitraukia. Ir čia jis rašo, turiu idėją, kodėl tiesiog nesujungus NBA ir WNBA. Jei biologija nebeturi reikšmės, tai kam iš vis turėti atskiras lygas? Taisyklės yra taisyklės. Kiekvienas generalinis vadybininkas, WNBA komisarė, siunčia žinutės visiems generaliniams vadybininkams. Ir jie vis dar bando suprasti, kas yra moteris. Ir jie iš tikrųjų šią savaitę rengia susitikimą. Jie gyvuoja jau 30 metų. Pagalvokite, kaip tai nepagarbu. Tas pareiškimas visiems žaidėjams, kurie iš tikrųjų žaidė toje lygoje per visą jos istoriją. Taigi, jei jie negali apibrėžti, kas yra moteris, Na, jei jie negali to apibrėžti, jie yra teisūs. Turime aukščiausiojo teismo teisėją, nes ji nežinojo, kas tai yra. Beje, tai puikus interviu, labai rekomenduoju visiems. Beje, čia Enesas. Jis rašo, tegul prasideda perėjimas į WNBA, tegul laisvė žaidžia. Turiu omenyje, tai nėra tas vyras, prieš kurį moteris norėtų varžytis. Ir vėlgi, štai jis paskelbė apie dalyvavimą WNBA naujokų biržoje. Na, dabar jau oficialu. Ką tik paskelbiau, kad dalyvausiu 2027 metų WNBA naujokų biržoje balandį. Prisijunkite prie manęs šiame kelyje. Investuokite į moteris, mokėkite moterims, samdykite moteris. Linusas Kantoras Freedomas nusprendė, kad bandys savo laimę Šiuo metu WNBA nedraudžia vyrams, kurie laiko save moterimis, žaisti lygoje. Be vargo dominuotų WNBA net nesumirksėjęs. Pats perspektyviausias žaidėjas WNBA istorijoje. Jis nejuokauja, vaikinai. Jis vėl nejuokauja. Štai jis, lydimas iš renginio, nes moteris ant jo supyko. Pažiūrėkite, koks jis aukštas, pažiūrėkite, koks jis didžiulis. Jis iš tikrųjų tikrai nuostabus vyras, kad tai daro. Jis viską pastatė ant kortos. Aš visiškai už tai. Štai visas interviu. Galite patys pasižiūrėti. Tiesiog kalbu apie tai, kad jis gina moteris. Ir turiu pasakyti, jei jis iš tikrųjų žais WNBA, tai bus visiškas žaidimo lūžis. Ar galite įsivaizduoti ne tik žiūrimumą, bet ar galite įsivaizduoti jį ir Sofiją Cunningham kartu žaidžiant prieš savo varžoves? Tai viską sunaikins. Ir kaip jis sako, tai yra gėdinga ir žeminanti visoms moterims, kurios žaidė WNBA
NBA net nežino, kokia yra moters apibrieštis. Rimtai žmonės, susijimkite. Tai nėra vyras, kuris tada laiko moterimi. Viskas, taškas, paprasta, aišku, nesudėtinga. Jei jums taip rūpi trans asmenų teisės, tuomet sukurkite trans lygą ir leiskite jam žaisti atskirai. Nežinau, ar kas nors ją žiūrės ir tikriausiai tai nėra gera finansinė idėja, bet niekada nežinai. Palikite juos ramybėje, bet ne. Nenaikinkite moterų teisių dėl savo radikaliai progresyvių ideologijų. O Enisas čia eina iki galo. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.